Labą dieną. Šiandien turim 137 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie Pirmojo pasaulinio karo pradžią. Šį kartą pratęsime pirmiausiai apie Liepos krizę. Taigi Rusijos vyriausybė įspėjo Serbiją nesiimti jokių veiksmų, kurie toliau provokuotų Austriją-Vengriją. Antra vertus, caro vyriausybė buvo pasiryžusi tuoj pat stoti ginti Serbijos, jei ši būtų užpulta. Prancūzija 1914 metais į karinį konfliktą įsivelti nenorėjo, nes pertvarkė savo kariuomenę, tačiau kilus karui pažadėjo padėti Rusijai. Tai Rusijos vyriausybei patvirtino prezidentas Poincaré, viešėdamas Peterburge. Poincaré manė, jei Rusija pralaimėtų diplomatinį karą Austrijai-Vengrijai, tai būtų smūgis Antantės blokui. Austrija-Vengrija, būdama tikra dėl Vokietijos paramos ir nepaisydama Rusijos perspėjimo, 1914 metais Liepos 23 dieną Belgradui įteikė ultimatumą. Jame buvo reikalaujama pasmerkti žmogžudystę ir atsiprašyti, imtis priemonių prieš radikalus. Jose turėtų dalyvauti ir slaptoji Austrijos-Vengrijos policija. Ultimatumą reikėjo įvykdyti per 48 valandas. Nors Europos valstybės suprato Austrijos-Vengrijos pasipiktinimą, toks griežtas ultimatumas buvo sutiktas nepalankiai. Serbija, patariant Antantės valstybėms, Austrijai-Vengrijai pasiuntė atsakomąją notą, kad priima beveik visas padiktuotas sąlygas. Berlynui ir Vienai tai buvo staigmena, todėl jie, užuot apsvarstę susidariusią padėtį, toliau vadovavosi iš anksto numatytų planu. Liepos 28 dieną Austrija-Vengrija nutraukė diplomatinius santykius su Serbija. Kitą dieną Rusija paskelbė mobilizaciją, o Austrija-Vengrija, atsakydama į tai, visuotinę mobilizaciją. Rugpjūčio 1 dieną, nieko nelaukdama, Vokietija pasiuntė Peterburgą notą, kad skelbia karą Rusijai. Rugpjūčio 2 dieną Vokietija užpuolė Liuksemburgą, o rugpjūčio 3 dieną jos armija įžengė į Belgiją. Ta pačia dieną Vokietija paskelbė karą Prancūzijai. Vykdydama savo sąjunginius įsipareigojimus, rugpjūčio 4 dieną į karą įstojo Anglija. Taip prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. Apie kariaujančių valstybių tikslus. Prancūzija savo tikslus išdėstė 1914 metais spalio mėnesį. Jos pagrindinis tikslas buvo sutriuškinti Vokietijos imperiją bei susilpninti jos karinę ir politinę galią, atsiimti Elzasą ir Lotaringiją. Hamburgas turėjo tapti laisvuoju miestu, pavaldžiu Anglijai. Šlezvigas ir Holšteinas turėjo būti prijungti prie Danijos. Anglija savo kolonijų valdas Afrikoje turėjo išplėsti Vokietijos sąskaitą. Rusiją labiausiai domino Juodosios jūros baseinas, ji norėjo kontroliuoti jos sąsiaurius. Vokietija norėjo prisijungti nemažą Prancūzijos teritorijos dalį,
Šiaurės jūros pakrantes ir jos uostus, nusilpninti Prancūziją, taip pat norėta prisijungti Belgiją. Per karą šie tikslai buvo ne kartą taisomi ir tikslinami. 1916–1917 metais Vokietija galutinai nusprendė atskirti buvusias Rusijos vakarines gubernijas, o ten gyvenusių tautų teritorijoje sukurti vasalines valstybes. Vokietijos vadovybė siekė atkurti nuo jos priklausomą Lietuvos valstybę. Ji turėjo tapti patikimu barjeru, skiriančiu Prūsiją nuo Rusijos, bei atsvarą Lenkijai. Prasidėjusi karą Europos šalių gyventojai sutiko labai entuziastingai. Minios demonstrantų užtvindė miestų gatves ir aikštes, buvo reiškiamas solidarumas su vyriausybėmis. Apskritai Europa tuo metu išgyveno ypatingą dvasinę būseną. Žmonėms atrodė, kad štai dabar atėjo metas praktiškai įrodyti meilę tėvynei. Net socialdemokratų partijos, paraginusios neleisti kilti karui, vieningai parėmė vyriausybių veiksmus. Visose kariaujančiose šalyse susiklostė palanki vidaus politikos padėtis, opozicijos praktiškai išnyko, piliečiai sveikino karą. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie Liepos krizę. Kaip prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas? Pasakokite ir atsakykite, remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie kariaujančių valstybių tikslus. Kokie buvo besiruošiančių karui valstybių siekiai? Kodėl prasidėjusi karą daugelio Europos valstybių gyventojai sutiko entuziastingai? Pasakokite ir atsakykite, remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.